Galinga Evangelija. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Evangelija pagal Luką, 4 skyrius, nuo 18 iki 19 eilutės. Jėzus pritaiko šiuos žodžius savo. Jis yra tas, kuris atneša šią gerąją žinią ir skelbia viešpaties malonės metus. Vargdieniai gali džiaugtis, belaisviai išoriškai ir viduje gali tapti laisvi. Beviltiški aklieji pagaliau gali semtis vilties ir užtikrintumo, ir prislėgtieji bei engiamieji gali būti išvaduoti. Dar tęsiasi viešpaties malonės laikas. Jis neatėjo kaip teisėjas, bet kaip išvaduotojas. Mūsų evangelija apie Jėzų yra galinga evangelija. Ji turi jėgą išganyti ir išlaisvinti. Aš asmeniškai negaliu nei vieno nei išgydyti, nei išlaisvinti, tačiau mūsų viešpats tai gali. Pasitikiu juo, kad jis tai ir daro. Tai priklauso nuo mūsų tikėjimo, ar evangelija turi mūsų gyvenime šią jėgą. Tik mūsų netikėjimas gali ją apriboti. Dievo širdyje yra vieta skirta tau. Dar malonės laikas, tad viešpats tavęs laukia. Mes norime patikėti jam save ir laukti iš jo to, ką jis pažadėjo. Ačiū Jėzau, tu esi galingas gydytojas. Tu turi jėgą mūsų išvaduoti ir išlaisvinti. Pasitikime tavimi, ateik ir pripildyk mus. Mes ieškome vietos tavo širdyje, nes tik joje būsime iš tikro nuo visko apsaugoti ir saugus.